žinai, kad Bloomberg atlikto tyrimo metu labiausiai geidžiama darbuotojo savybė buvo komunikacija. Vienas iš komunikacijos būdų yra kalbėjimas viešai. Be abejo, vienas iš komunikacijos būdų yra kalbėjimas viešai. Paskutinį kartą į Aš nebijau kalbėti viešai seminarą atėjo 270 žmonių. Ir dauguma jų pasakė, kad taip, aš bijau kalbėti viešai. Šį kartą seminare tau, kovo 22 dieną, pateiksime net 9 metodus, kurie padės sumažinti viešojo kalbėjimo baimę. Analizuosime jūsų realius atvejus. Išgirsime net 2 viešas kalbas ir gyvai jas aptarsime. Kam skirtas šis seminaras? Jeigu turi susitikimus su vadovu, vedi prezentacijas, mokymus ar nori parduoti idėją, ten būsiu aš Ugnė, Aš Simas ir Vidas. Ir prisimink, užtenka tik žinoti ir jau rytoj naudoti.